Gyveno kartą du broliai. Vienas buvo turtingas, o antras neturtingas. Neturėjo nei arklio, nei nieko. Žiemos laiku pritrūko malkų. Nuėjo pas turtingąjį brolį ir prašo paskolinti kumelės malkoms parsivežti. Vos išsiprašė. Davė brolis kumelę, o roges jis pats turėjo. Parsivedė kumelę namo, neturi kuo pasikinkyti. Pririšo kumelę už uodegos į roges ir nuvažiavo miškan. Kai prisikrovė vežimą malkų ir pradėjo varyt kumelę, nutrūko uodega. Parvedė jis kumelę namo broliui, brolis kumelės be uodegos nepriima. Parsivedė kumelę atgal pas save, o brolis padavė jį į teismą. Atėjo pakvietimai, eina abudu į teismą, o teismas buvo toli. Užklupo juos tamsi naktis, užėjo rusų kaiman. Bijojo nakvoti pas prastus, užėjo jie pas popą nakvynę. Pasiprašė, priėmė jos. Brolį kaip turtingą pasodino kartu su popu už stalo. Valgydina ir girdo, o tam vargšui paklojo guolį ant krosnies. Tas nuėjęs ir atsigulė, bet nemiega ir klausosi, ką jie kalba. Brolis pasakoja, kaip atsitiko su ta kumele. Brolis ir pasikėlęs nuo krosnies norėjo paaiškinti, kad neturėjęs pakinktų, bet kaip virto nuo krosnies ant lovos, o tenais gulėjo popo vaikas. Tiesiog ant to vaiko ir užmušė jį. Eina ir popas kartu į teismą, kad jo vaiką užmušė. Vargšas eina per tiltą ir galvoja, kad dabar tai jau prapuoliau. Norėjau nusižudyti, kaip šoks nuo to tilto, o po to tiltu tėvas su sūnumi lentas pjovė ir tiesiog ant to senio ir užmušė. Ir tas sūnus kartu eina į teismą, kad jo tėvą užmušė. Vargšas eidamas prisirinko pirštinėn akmenų, manė, kai teisėjai jį nuteis, tai ir duos jiems tiesiog galvon. Nuėjo teisman, brolis teismui pasakoja, kaip jis jo kumelę uodegą nutraukė. Popas skundžiasi, kad jo vaiką užmušė. Tasai berniokas irgi skundžiasi, kad šokdamas nuo tilto jo tėvą užmušė, o vargšas stovėdamas prieš teisėjus vis parodo pirštinę su akmenimis. Teisėjai mano, kad jis rodo pinigus, duosiąs kyšį. Jie taip nuteisė laikyti tą kumelę tol, kol jai ataugs uodega, gyventi pas popą, kol atsiras kitas vaikas, o tam sūnui liepė šokti nuo tilto ant vargšo. O jeigu jie taip nedarys, turės sumokėti po 200 rublių. Nuteisė, pasirašė, viskas baigta. Eina vargšas džiaugdamasis namo, pasiveja į teisėją ir sako, dabar atiduok, ką rodei. Jis paduoda pirštinę su akmenimis. Priėjęs tiltą, atsistoja po tiltu ir liepia anam šokti ir užmušti jį taip, kaip jis jo tėvą užmušė. Tas sūnus bijojo, tuoj užmokėjo 200, kad nereikėtų šokti. Tada užėjo pas popą ir gyvena. Popas davė 200 rublių, kad išeitų iš jo. Pareina namo, turi pinigų, turi ir kumelę, kad ir be uodegos ir gyvena gerai.